Ar dažnai savęs klausite, kodėl viskas vyksta ne taip, kaip aš noriu? Jei taip, jūs neteikite tuo, kad jūsų norai, jūsų troškimai gali išsipildyti. Noro atidėliojimas tai yra tikėjimo stoka. Netikiu, kad esu vertas savo troškimo. Tai žemos savivertės, nepasitikėjimo savimi išraiška. Netikėjimas ir žema savivertė tai sukuriama galvoje. Ir norint, kad situacija pasisuktų kitaip, ką daryti reikėtų? Būtina perprogramuoti savo pasąmonę. Pasąmonė jį protingesnė už mus. Ir jį gali būti mums pavaldi, tarnauti mums, tikrai to žodžio prasme, nejuokauju. Tačiau jei taip nėra, jį valdo mus, vyksta atvirkštinis procesas. Kas yra pasąmonė, pasiaiškinkim? Tai lyg kompiuterinė sistema įdiegta žmogaus fizinėme kūne. Joje įrašytos programos. Pavyzdžiui, tai yra tėvų, mokytojų, draugų pasisakymai apie mus, apie mūsų supantį pasaulį, įvykiai nutikę mums gyvenimo tėkmėje. Ir žmogus sąmoningai nori pasiekti numatytą tikslą, bet tai nepavyks. Tuomet, jei programoje nėra tinkamų įrašų, nėra žinių, įgūdžių, sėkmingų istorijų, ženklių pasiekimų, o tai nutinka, kai mus dažniau bara, nei giria. Ir kuomet bandoma tikslą pasiekti remiantis senąją programą, tai tampa neįmanoma misija, o energija prarandama. Ir tai nėra teisinga. Vieną žinau, visi tikslai gali būti realizuoti, net skrydis į kosmosą, jei labai to norim ir tuo tvirtai tikim. Ne vienas žmogus tai rodė, mes viską galim. Ir repefingo praktikos pagalba mes galime, ką padaryti, tai perprogramuoti pasąmonę. Drįstu teikti, ši technika tai yra stebuklo kūrimo kelias. Tai didžiausios transformacijos galimybė. Tai yra labai įdomus procesas. Tai galimybė maksimaliai atsipalaiduoti. Ir tuo būdu atsiranda daug laisvos energijos, kuri buvo reikalinga įtampai palaikyti. Atsipalaiduojama taip stipriai, kad iškart gali patekti į sapnų karalystę, būnant būdravimo fazėje. Ir tai yra neįprasta, tai yra magiška, tai yra jautru, gilu, tai yra nuostabu. Atpalaidavai kūną, atsijungia protas. Ir kas tuomet nutinka? Vietoj galvojimo pradedi jausti. Tai dar vienas labai svarbus aspektas siekiant tikslo – jautimai. Jei tikslas suteikia sparnus, jis tikras ir viskas būtinai pavyks. Jei tik jaučiate, kad kelias, kurie einate jūsų, neklausykite kitų nuomonių, drąsiai tęskite savo darbus. Visai nesvarbu, kad ateis pripažinimas. Daug svarbiau tikėti ir viską daryti su meile. Paslaptis yra tai, kad mums ne tiek svarbu rezultatas, kiek svarbu malonumas, patiriamas siekiant rezultato. Tuo pačiu manau, kad labai svarbu suvokti ir meilės giluminę svarbą. Jei žmogus teigia, aš myliu visą širdimi, o kūnas įsitempęs, jis bando mylėti protu. Tačiau meilė tai jausmas. Sėkmės vartai atsiveria tuomet, kai atveriama širdis, kai leidžiama jausti meilę savo. Neįmanoma mylėti ir tuo pat metu būti sergančiu. Bet kuri liga tai ne meilė savo išraiška. Nemylint savęs neįmanoma mylėti kitų. Ligonės tai meilės stygių jaučiančių žmonių susibūrimo vieta. Tai nedrįstančių realizuoti savo troškimų žmonių vieta. Tai žmonių išmokusių patirti malonumą per skausmą vieta. Tai yra labai žmogiški, mums visiems būdingi aspektai, paliečiantis kiekvieną mūsų viename ir kitame gyvenimo etape. Tačiau, kai pradedi tai gilintis, suvoki, kas su mumis vyksta iš tiesų, tuomet galima žingsnis po žingsnio vaduotis iš ligų priklausomybės. Tik nereikia stengtis visus iškart išgydyti. Jei pasakysite 20 metų sirgusiam žmogui, kad jis yra visiškai sveikas ir sieksite, kad jis tai pripažintų, tai bus tas pats, kaip išleisti laisvę 20 metų kalėjusių žmogų. Sėdint, kas nutiko sėdint kalėjime? Jam susiformavo tam tikra kalėjime sėdinčio žmogaus psichologija. Jei jis nebus ruošiamas laisvai jį tiesiog sunaikins, jis net nenorės joje gyventi. Tas pats vyksta ir su nuolat sergančiu žmogum. Jis nemoka ir todėl nenori būti sveikas. Jis nemoka gyventi būdamas sveiku. Kažką jis gauna ligos pagalba, liga jį vaduoja,
Jei jam būtų parodyta, kaip vieną ar kitą gyvenimo trūkstamą aspektą galima gauti kitomis priemonėmis, žmogus būtinai pasveiktų. Taigi visas mūsų gyvenimas susideda iš psichologinių aspektų. Jis formuojamas mūsų psichikos, tai yra mūsų minčių ir jausmų. Visas pasaulis tai energetiniai srautai, tai įrodyta mokslo. Ir kuo dažniau būsite meilės savo būsenoje, tuo didesnė bus jūsų savivertė, tuo malonesnė bus troškimų realizacija. Tai nereiškia, kad užtenka vien mylėti ir nieko nedaryti. Meilė savo, tai reiškia, kad reikia rinktis mėgiamą darbą, užsiėmimą, valgyti tą maistą, rengtis tais trūbais, kurie teikia džiaugsmą. Būtina svajoti, kurti savo realybę svajojant, o po to grįžus iš svajonių realybę, žinoma, būtina daryti fizinį veiksmą troškimų realizacijos link. Pavyzdžiui, kad ir paskambinti reikiamam asmeniui. Bet tai tikslinga daryti tik po to, kai tvirtai patikėjote, kad jūsų troškimas materializuosis. Jūs tai turite pajausti širdimi. Jei nejaučiate, nesivarginkite. Geriau pailsėkite, išlaukite tinkamą metų. Dirbkite su pasąmonė. Nežinote, kaip tai padaryti? Kviečiu lankytis mano vedamose privačiose kvėpavimo sesijose arba grupinėse užsiėmimuose. Kartu darysime žingsnį po žingsnio ir jums būtinai pasiseks. Ir venkite tų, kurie nieko netiki. Tai patys pavojingiausi žmonės jūsų gyvenime. Dar ką noriu pabrėžti, tai rebirthingo praktikos pagalba galite padėti pamatinę plytą trokštamos realybės materializacijai. Kodėl? Technika padeda pažvelgti į savo vidų ir tikslingai perprogramuoti pasąmonę. Jos pagalba gali būti kuriamas naujos neuronų jungtys smegenyse. Tai yra esminis momentas. Štai kodėl jį veikia. Patikėkite, jūs verti nuostabiai gražaus gyvenimo. Kad tai pasiekti reikia tiek nedaug, sistemingai pratinti kūną įkvėpti ir iškvėpti. Laukiu savo erdvėje tų žmonių, kurie yra pasiruošę darbui su savimi, kurie nori realių permainų, kurie žino, kaip nori gyventi. Informaciją apie mano vedamus seminarus rasite mano svetainėje amarilis.lt, nuoroda renginiai arba Facebook'e, taip pat amarilis.lt. Artimiausias seminaras Vilniuje vyks rugsėjo 26 dieną, Klaipėdoje spalio 17 dieną. Linkiu jums gražaus gyvenimo.